Nu kas žiemą į kalnus nori važiuoti su tokiu gražiu modeliuku. Volkswagen Multivanas, šiaip ganėtinai gausios komplektacijos, žiauriai gražios rudos spalvos, 2016 metų. Aiškiai mato, čia daug kas prašė iš jūsų, sako, parodyk ir dar kitus dalykus. Pavyzdžiui, kaip nauji stabdžių diskai, naujos stabdžių kaladėlės, ratlankiai, žiūrėkit, tikrai nesubraižyti, nesuvaryti. Vasarinės beveik naujos padangos. Gale stabdžių diskai šiek tiek jau yra su mažu kanteliu, bet dar tikrai važiuojam ir galima su jais važiuoti. Kabliukas yra, žiūrėkit, kiek vietos čia. Lovytę pasidaro, parktronika jau iš karto cypia, lovą pasidarai ir miegi savo. Galinė vaizdo kamera, labai gražus šitie visi naujoviški tokie stopai. Einam į vidų. Viduj, ką mes turim? Oda su Alcantara, pasidarom taip ir sėdim žiauriai patogiai, porankiai yra, čia dvi sėdynės, ten gerimukam, staliukas išlenda, čia dar 3 sėdynės, taip susiverčia, lovytė pasidaro, priekis irgi visas švarus, tvarkingas, įlendam į priekį, taip, Black Piano apdaila, prabangi, Generation 6, sako toks vienas iš prabangesnių komplektacijų Multivanas, tai tokį turim jum. Labai tvarkingas. Alcantara oda, kaip ir sakiau, pažiūrėkit, salonas visas tikrai gražus, vairuotojo sėdynė švari, keleivio sėdynė švari, multimedija, šildomos sėdynės, klimato kontrolė čia, klimato kontrolė gale, distronikas yra. Vienas geras dalykas dar yra. Aklo zonos pagelbės jum įvairiose situacijose, kai nematysite šone automobilio. Distroniką parodau. Full LED adaptyvų žibintai, nepergyvenkit, išvažiavo iš mūsų salono vidaus, ten buvo plus 23, laukia yra plus kokie 4, nubiški užrasavo, bet abudu. Bet čia tikrai ne problema, čia tiesiog dėl kaitos oro, va taip pavadinkime. Ok, einam čia, užsilankstantis veidrodėliai, šildomi veidrodėliai, aišku, elektriniai langai, automatinės šviesos, autopilotas, viskas kaip priklauso, multifunkcinis vairas, 273 000 ridos, mechaninė 6 pavarų dėžė ir čia yra 2 litrų, 110 kW dyzelinas, priekiu varomas, galiojanti dar vokiška techninė apžiūra iki 2027 sausio mėnesio. Automobilis grįžo savo eiga, sakau vėl toj nuteisit mane. Automobilis parvažiavo savo eiga, vadinasi, parvyko pats, išėmėm tranzitinius numerius Lietuvoje, nuvažiavom ir parsivarėm jį. Kam tokio automobilio reikės, žvilgtelkit į šitą lapą. 25 750 eurų, 2016 metai, 273 000 ridos, 2 litrai, 110 kW ir jis gali būti jūsų. Aišku, sutvarkysim, jeigu reikės, ir visus išsimokėjimo dokumentus, dirbam su įvairiais bankais, turim tikrai geras sąlygas. Jeigu norit, galim pasitikrinti, pasižiūrėti ir pasilyginti su ką jums siūlo kiti ir pažiūrėsit, kas yra geresnė. Lauksim jūsų, Rimkų gatvė 37 Klaipėda ir iki sekančio.